Interaktyvų sveikatingumo projektą Sveikesnė versija pristato žurnalas internete Gamtos grožio formulė ir ledo tirpsmo vanduo Melt Water. Ledinė vasaros naujiena. Tai visa chebra galvoja, kad ketvirtadienio video blogas buvo paskutinis. Tada galvoja, kad šita savaitės apžvalga yra paskutinė. Ir nors sakė, kad nesveiko maisto visai nesinori, akivaizdu, kad laukia iki beprotybės. Sukūriau savo patiekalą, lęšiai, tunas, svogūnai. Turbūt ne mano, bet šiaip labai skanus. Nuo kebabų perėjau prie tortilijų, aišku, su kukurūzų paplotėliais. Bolivinė balanda, smidrai ir anakardžių riešutai, kurie nėra tokie sveiki, bet šitie produktai tikrai pasiliks mano gyvenime, ko ne kasdieniam racione. Bolivinės balandos salotos su petražolėmis ir agurkais. Niekada nebevalgysiu saldainių vakarais. Tai turbūt niekada daugiau priešpiečių neieškosiu bandelių skyriui. Supratusi, kas yra kokybiškas miegas, daugiau niekada nebevalgysiu prieš einant miegoti. Tai mano versija patobulėjo maždaug tiek va. Nors ir nebuvau tokia aktyvi kaip kiti dalyviai. Ir projektą laimėjo. Aš bent jau pati prieš save jaučiuosi laimėtoja, nes tikrai niekada gyvenime negalvojau, kad kažką turėsiu su sportu ar sveika mityba bendra. Jeigu iš tiesų, tai manau, kad geriausiai sekėsi Gyčiui, nes didžiausi pokyčiai matosi ant jo. Manau, kad laimėjo visi, bet labiausiai aš. Ir toliau nemiegu, po kelias valandas į parą karts nuo karto, bet nors tai gadina mano sporto rezultatus, bet vis ta sveika gyvensena man padėjo dar mažiau miegoti, dar daugiau padaryti, o daug dalykų nuveikti gyvenime ir yra mano tikslas.